Kiekvienais metais aš sėdu ant to pačio buliaus ir stengiuosi kuo ilgiau išsilaikyti. Ponas Virgis, mūsų country tėvas. O rytoj sakė, jeigu ateisime, mes tam išvysim stakienos sriubą. O žinot kokia tai? Nebenoriu sužinot. Okay. Sveiki Kontra TV žiūrovai, su jumis sveikinuosi aš Urtė, esame, kaip pasakytų vietiniai, Visagė, Visagino country festivalyje, kur bandome išsiaiškinti, kokiomis nuotaikomis gyvena seniausias Lietuvoje country festivalis. Varom pažiūrėti. Tai atrodote tokie tikri country fanai, iš kur atvykot, ką veikiate čia? Iš Kauno ir mergaitė dainuoja ansamblį Vėjo dukros, bet mes labai mėgstam country. Tortas skanus ir ta uogytė ant torto, Visagino country, va ta vyšnaitė, kuri, kaifas. Stengiamės linksmintis visą šeimyną. O dabar aš išsiaiškinsiu savo kaubojės vardą, nekantrauju. Rosie, Clara, McQueen. O jeigu reiktų festivalį apibūdinti vienu žodžiu, tai kokiu apibūdintumėt? Judesys. Toks draivas, judesys. Visą laiką yra judesys. Ir žmonės čia šoka ir dainuoja kartu. Judesys. Čia muzikų spalvos visos susitinka būtent. O kur mes daugiau rasime country Lietuvoje? Tik tai Visagine. Taip ilgai keliavau, vis galvojau, kaip tąsyk, vis galvojau, priprasiu, nepripratau. Taip ilgai keliavau, vis galvojau, iškęsiu, vis galvojau, sėkmė, neaplenks ir manęs. Taip ilgai keliavau, vis galvojau, kaip tąsyk, vis galvojau, priprasiu, nepripratau. Irgi, koks jausmas groti ant tos scenos? Koks jūsų skaniausias produktas? Koks jūsų skaniausias produktas? Kažkaip noriu pasakyti bulvės, nes labai mėgstu. Gerai, kai jūs valgote 125 kartą bulvės, jums patinka? Patinka. Tai va lygiai man tas pats. Jūsų yra labai gražus šuo. Koks vardas, plačiau papasakokite? Ačiū, Gotė. Vardas Gotė, juodasis rusų terjeras. Ar esat country muzikos fanės? Taip. Kas labiausiai kol kas patinka festivalyje? Kol kas atmosfera ir draugiški žmonės aplinkui. Ką festivalį veikiam? Esam country muzikos fanai, tikri. Aišku, mes mėgstam dar ir rocką. Ir jie viens kitam netrukdo. Ponas Virgis, mūsų country tėvas, yra mūsų kumyras. Ir mes be country negalim. Jūs dar vadina country tėvu. Kaip dėl to jaučiatės? Visų pirma, ne aš pats save pavadinau taip, tai pavadino jauni žmonės, kurie repo seniai, kurie prieš kokius gal 6-7 metus sukūrė tokį "O country tėvas, Virgis Stakėnas, ką jis slepia po šiaudinę skrybelę, dar nežinia." Pradžioje aš kažkaip nustebau, o aš jau buvau išleidęs albumą Country Mama. Kažkaip pagalvojau, gerai jau Country Mama, tai country tėvas dabar, o visa kita yra country vaikai. Klaipėda! Sveiki. Čia susirenka bendraminčiai tiem, kuriem reikia šito. Reikia country muzikos, kuriem reikia viso šito, ką jūs matote šiandien. Ir kurių sielos visų atviros. Nes čia piktų žmonių nebūna. Patys geriausia žmonės. Patys geriausia. Čia daug žmonių su skrybelės, kaip čia jūs šiandien dėjos? Nes aš turiu savo atributiką chalatą, tai man kaip ir nereikia, prie chalato netiks. Noriu patikrinti. Atrodo labai stipri country bendruomenė, gal apie tai galit papasakoti? Country tai yra, galima sakyti, kaip liga. Jeigu susirgi, tai yra kaip užkrečiama, bet nepiktybinė.
gerybinė liga, kurią, užsikrėtęs, neįmanoma pasveikti. Kažkoks žmogus plyšyje, pakalbinkime ir jį. Sveiki, ką jūs veikia šitam festivalį? Tiesą sakyt, garsino. Ačiū, labai gero laiko. Ne. Labai gražios ausytės, ar čia irgi įsigijot? Va čia aš turiu fanę, kuri kiekvienais metais mane papuošia. Tai dabar jinai mane irgi papuošia. O tas ausytės, matau, čia jau labai paplitusios, čia kažkoks turbūt naujama dar pati darot? Pati darau, taip. Šiemet tik tai atradom šitą ir žmonėms labai patiko. Gerai, ačiū labai, kad patikė jums. Tokie fanai gal ir patys grojat, muzikuojat country? Scenui grojat kartu su Virgiu. Buvo tokie, jo, buvo savo. Jis tai tik vėliavą mojavo. Aš tik vėliavą galiu pamojuoti. Čia nėra tų taisyklių, žinot, kaip kažkokiam koncerte. Atėjau į salę, atsisėdu ir sėdžiu. Čia mes gyvename. Mes gyvename draugystę, gyvename muziką, gyvename ir mėgaujamės. How did it feel to play on that stage? It was really amazing, full of energy. Like being in the USA for me, for country music. Čia yra kaifas būti festivalyje, kurio krikštatėvi tu esi. Jūs esat country tėvas, senelis, čia kaip pavadinsi, taip nepavadinsi. Aha. O kas būtumėt, jei nebūtumėt country atlikėjas? Tai kuo aš būčiau, aš galiu bet kuo būti. Galime aš atsakysiu sekančiai laido, gerai? Iki susitikimo. Iki susitikimo. Festivalio išvados. Lietuvoje žmonės mėgsta country. Šiandien sutikom žmonių su daug skrybelių. Bendruomenė yra labai plati ir labai artima. Ir jos tėvas yra Virgis Sakėnas. Dar kas labai nustebino, kad festivalį tokia labai atsipalaidavus nuotaika, bet žmonės šokio aikštelėje nesistumdo ir nerūko. Tai čia toks dalykas, kur tikrai išskiria iš kitų festivalių. Šiaip labai patiko. Laukiu kitų reportažų. Iki. Vis galvoju iškęsiu, vis galvoju sėkmė.